Labadiena, brangus Vedų mylėtojų klubo nariai. Likimas mus atbloškė į Detmoldą. Abejoju, ar daug kas iš jūsų žinote, kas tai per miestelis Vokietijoje, bet šiaip susijęs labai su Lietuvos šviesuomenė. Ir mes atsidūrėme prie namo, kuriame gyveno Vydūnas, Detmolde, Vokietijoje, centriniai Vokietijoje, kur po Antrojo pasaulinio karo jį priglaudė čia bendruomenė. Ir pagal istoriją mes matome, kad 38 metais 20 amžiaus, artėjant rašytojo 70-mečiui, Vydūnas nacistinės Vokietijos valdžios persekiojamas buvo ir uždarytas į Tilžės kalėjimą, Sovietsko dabar. Tačiau pasaulinio masto kultūros veikėjams pareiškus nepasitenkinimą, jis buvo greitai paleistas. 1940 metais Vydūnas buvo pristatytas Nobelio premijai gauti, tačiau tarptautinė situacija, prieškarinė situacija sukliudė tapti jos laureatu. Ir 1944 metais su Tilžės gyventojais Vydūnas buvo evakuotas į Vokietijos gilumon, o jau 1946 metais gyveno Detmolde, įsijungęs į kultūrinę evakuotų Rytų Prūsijos lietuvių bei Lietuvos pabėgėlių veiklą, bendradarbiavo spaudoje. Vydūnas man labai brangus, labai artimas, nes mokykloje perskaitęs tais laikais, dar tarybiniais laikais, jo veikalų oficialiai gauti niekur nebuvo galima, bet kadangi Kaune vis tiek buvo žmonių, kurie buvo išsaugoję jo palikimą, tai man pavyko gauti jo senų knygų Mūsų uždavinys ir kitų, kurias perskaičius man paliko labai gilų įspūdį. Ir mes matome, kad Vydūnas parašęs 12 filosofinių veikalų, daugiau kaip 30 filosofinio turinio dramų ir istorinių darbų. Dėl to jo gyvenimo laikotarpis, kurį jis gyveno Prūsijoje, Lietuvoje, buvo sudėtingas istorinis laikotarpis. Ir tai, kas jam teko išgyventi, tikrai buvo nelengva. Bet šiek tiek mes paliesime šitą etapą, paliesime jo kūrybą, jo paminklo įkomponuoto į namo fasadą fone. Taigi mes matome čia gražų Vydūno biustą namo fasadėje įkomponuotą Detmoldo mieste, Vokietijoje, ir kur mes dabar čia ir atsidūrę esame, grinai atvažiavę tam, kad aplankyti ir pagerbti mūsų šviesuolį tautos. Taigi Vydūnas anksti pradėjęs aiškinti rūpimą klausimą, kas yra tauta, kokie svarbiausi veiksniai lemia tautos autentiškumą, atsparumą, jis nuėjo ilgą ir sudėtingą ieškojimų ir atradimų kelią. Pirmiausia, aišku, gilinosi į klasikinės Europos tautų filosofijas. Vėliau įsijungė naują judėjimą, teosofiją tais laikais. Domėjosi teosofijos atšaka antroposofija. Ir tai jam imponavo bandymų sujungti filosofiją, religiją ir mokslą. Čia jis ir pajuto, radęs atsakymus į jį dominančius klausimus, ypač pirminiuose šaltiniuose Indijos šventuose raštuose Veduose, kas mums ir labai šiais laikais įdomu ir aktualu. Juose užčiuopė tai, kas artima jo dvasiniams ieškojimams ir tai, kas jo manimu rekomenduotina tautai. Savo filosofinėse pažiūrose Vydūnas jungia senovės indų filosofiją su neoplatonizmo bei krikščionybės elementais. Dėl to indų filosofija yra kertinis Vydūno pažiūrų akmuo. Vydūną žavėjo indų mokėjimas kovoti dėl teisių, nenaudojant prievartos, ką Lietuva ir išsikovojo nepriklausomybę jau naujaisiais amžiais taikiais būdais, kiek tai buvo įmanoma. Žmonija negali egzistuoti be tautų, bet kaip ir be individų. Ir manoma, jog to ir sėmėsi Veduose Vydūnas, todėl kai kurie mokslininkai Vydūną ir tapatina su 19-20 amžiaus Indijos mąstytojais.
hinduizmo religijos reformatoriais, vadindami lietuviškuoju Rabindranatu Tagore ar lietuviškuoju Mahatma Gandhi Aurobindu Ghošu. Vydūnas suprato, kad žmogus turi suvokti save, taip, savęs pažinimo mokslas, teigia, kad kelias į amžinybę ir jo žmogiškosios esmės brendimas vyksta 3 dvasinio augimo etapais – sau, tautai ir žmonijai. Sąžinė, išmintis, teisingumas, savęs pažinimas – visi šie žmogaus reiškiniai yra aukščiau už visus kitus. Kitaip sakant, Vydūną jaudino dvasinio sąmoningumo klausimas žmogaus gyvenime. Ir kiekvienas turi suprasti, jog jame yra tikrasis didysis žmogus. Dėl to kitas dvasinio augimo lygmuo yra tautiškumas. Taip, žmogus privalo jausti ryšį su jį supančia aplinka, kalba, istorija ir papročiais. Tai yra kaip fundamentas, ant kurio mes stovime, nuo ko mes atsispiriame ir nuo ko einame toliau. Dėl to išraiška, pagarbos išraiška mūsų protėviams, mūsų šviesuoliams yra ta būtina sąlyga, norint eiti savęs pažinimo keliu toliau. Taip, yra ir enciklopedijoje randame, kad dar gyvendamas Lietuvoje Vydūnas baigęs Ragainės mokytojų seminariją, būdamas 20-metis atvyko į Tilžę apie 1907 metus, atvyko sirgdamas tada neišgydoma plaučių liga ir praktiškai turėjo mirti. Bet seno gydytojo patartas, Vydūnas darė kvėpavimo pratimus, vaikščiojo po Pamario pušynus, tinkamai maitinosi ir tapo vegetaru. Tais laikais Lietuvoje tapo vegetaru. Noras pasveikti buvo toks didžiulis. Ir jis pasveiko. Jaunajam mokytojui padėjo šeimininkauti ir Klara Filhets, Kintų pradžios mokyklos rektoriaus giminaitė, su ja 1891 metais Kintų bažnyčioje Vydūnas ir susituokė. Taip, dėl to mes matome, kad jau tais laikais Vydūnas nepasidavė likimui, nepasidavė ligai, nepasidavė sunkumams, bet nors būdamas ir labai jautrios sveikatos, silpnos sveikatos viduje, visada turėjo tą stiprų tikėjimo stuburą, kuris ir padėjo jam visą gyvenimą nugyventi iki 84 metų, praktiškai nuo vaikystės sergant, nuo jaunystės sergant, džiovą išgyventi tokį ilgą gyvenimą. Tuo metu netokiom jau ir paprastom gyvenimo sąlygom, kaip dabar, kad mes turime. Tai nurodo į tikrai tvirtą vidinį Vydūno stiprybę, kuri ir rezonansų aidų nuskambėjo per visą pasaulį, kaip jis buvo nominuotas ir Nobelio premijai. Bet kaip ir skaitėme, istoriškai nepalankiai susiklosčiusiam aplinkybėm jis negavo tos premijos, bet tai nesukliudė jam tapti vienu žymiausių žinovų ir propaguotojų humanistinių idėjų. Ir mes matome, kad jis yra didžiausias, bent jau mums labai brangus jo indėlis į tautos švietimą, yra jo sanskrito kalbos žinojimas ir Bhagavad Gitos išvertimas į lietuvių kalbą. Dėl to dar kartą reiškiame pagarbą mūsų Lietuvos šviesuoliui Vydūnui, Vilhelmui Storostai. Ir štai toks mūsų trumpas siužetas visiems, kas galėsite aplankyti Detmoldo miestelį, beje, labai gražus, su eile išsaugotų, nesubombarduotų Antro pasaulinio karo metu senovinių pastatų, pasivaikščioti jo gatvėmis ir pakvėpuoti Vydūno nuotaikomis. Ačiū Jums labai.